Labas vakaras, mano meilės. Praleidom dvi dienelės, nes jos buvo labai įtemptos. Bet po vonios, su žvakiam, dabar paskaitysim, kaip turi būti, neskubėdamas. Amžiaus vidurys ar pusamžis? Nežinau, kur mane nuneš šis vis didesnių kamolių virstantis pokyčių grumstelis. Tuo labiau nežinau, ar turiu teisę kalbėti visų 50-mečių vardu. Tarkim, kad ir mano bendramžė kolegė. Ji vieniša, moka būto paskolą ir vienintelis artimas jai žmogus yra pensinio amžiaus mama. Nenuostabu, kad mintis apie prastovą ar darbo netektį jai nedvilgia nei laisvė, nei laimė. Labiau baimė ir nerimu. Džiaugsmą dirbti ji prarado anksčiau nei aš. Ir vis bando kelti sparnus, dairydamas į galimų alternatyvų. Deja sako, kad jau pusmetį tos paieškos bevaisės. Patikėk manim, Kristina, šansai po 50 rasti normalų darbą beveik lygus nuliui. Įsitikinusi ji. Kita vertus, gal taip yra tik todėl, kad niekaip nesiryžtų uždaryti durų? Visai kitokia mano draugė Silva. Pandemijos aplinkybės jai irgi gana nepalankios, neseniai išsiskyrusi, tad tik pati savimi gali pasirūpinti. Negana to, ir jos verslo paslaugų poreikis pastarųjų metų stipriai sumažėjo. Tačiau paskambinus jai išgirstu žvalų balsą. Nežinau, gal man su galva negerai, bet aš nejaučiu jokio nerimo, sakė ji. Porai mėnesių dar turiu santaupų, turiu stogą virš galvos, biuro nuomos atsisakiau, darbuotojus išsiunčiau prastovą, ką iš manęs dar galima atimti? Nebent lizinginį automobilį? Atvirai kalbant, jis man ir taip gerokai atsibodęs. Parduosiu, grąžinsiu kreditą ir nusipirksiu kitą. Man daug nereikia. Vaikai savarankiški, vyras proto neknisa, turiu galvą, rankas, kojas. Net į įmonę bankrutuos, sugebėsiu savimi pasirūpinti. Gal išties viskas priklauso nuo požiūrio? Turiu pripažinti, mama, kad nesi tipiška 50-metė, pareiškė dukra, kai pasidalinau šiomis abejonėmis. Mažai pažįstu tokių, kurios kaip tu ir tavo draugės vis dar vaikščiotų po naktinius klubus, lankytų bokso treniruotės, lakstytų motociklais ir bandytų įsisprausti į plėšytus dukrų džinsus. Kai kalbuosi su draugais ir jie pasakoja apie savo mamas, matau kitą paveikslą. Dauguma jų yra našlės arba išsiskyrusios ir mano, kad gyvenimas beveik baigtas. Jos nesinaudojant indėlį ieškodamas vyro kaip tavo Silva ir tuo labiau nesidairo į jaunesnius kaip Klaudija. Tiesą sakant, turėdama tokią mamą kaip tu, aš net bijau gimdyti. Nes esu beveik garantuota, kad neleisi mano vaikui vadinti tavęs močiutę, o įsivedusi į žaidimą aikštelę vaidinsi, kad tai tavo pagrandukas, o ne anukas. Kaip dabar vaidini, kad esi mano vyresnioji sesuo? Kadagi tu pagaliau suprasi, kad esi pusamžė. Pusamžė. Dukra tikrai žino, kaip mane įskaudinti. Suprantu, logiškai mąstant, pusamžės yra visiškai tinkamas terminas apibūdinti pusę amžiaus, 50 metų, nugyvenusiems žmonėms. Tokia ir esu. Gerai pasigilinus, netgi skamba gana optimistiškai, panašiai kaip pusiau pilna stiklinė. Jei nugyvenai pusę amžiaus, vadinasi antrą tiek tau dar liko. Bet kaskart per žinias išgirdusi apie kokią nors pusamžę į avariją patekusią moterį, sunkiai susitapatinu su ją. Tokių susitapatinimo krizių patiria ir mano draugės. Štai nesniai Silva vieną giminaitę apibūdino, tokia, žinai, pagyvenusi, jau kokių 50. Teoriškai amžiaus vidurys arba viduramžis ir pusamžis yra gana sinonimiškos savokos. Tačiau praktiškai 40-metis ir 50-metis šio to skiriasi. Pirmiausia, kad amžiaus vidurio krizė labiau pakirta vyrus, o pusamžio moteris. Kai kurie žmonės netgi tiki prietaru, kad vyrams nedera švęsti 40-mečio, o moterims 50-mečio. Mat šie metai yra kritiniai. Aš nebūčiau linkusi skirstyti krizių pagal lytį.
Manau, kad tiek amžiaus vidurio krizė, tiek hormoniniai reprodukciniai pusamžio pokyčiai ištinka abi lytis. Sutinku, kad menopauzės ženklinamas krytis yra staigesnis ir greitesnis nei vyrų patiriamas potencijos problemos. Tačiau ekonomistai jums užtikrintai pasakytų, kad V formos krizė padaro mažiau žalos nei ilgas ir nuoseklus kreivės žymėjimas. Va toks. Dažna moteris staiga smuktelėjusi į dugną per menopauzę, po jos greitai atsispiria ir pradeda naują gyvenimą. O štai vyrų nuolydis, nors ir lėtas, yra ilgalaikis. Tai, kas pamažu nusileidžia, jau sunkiai bepakyla. Tad kogi skiriasi viduramžis nuo pusamžio? Ir ar būtinai pirmasis yra visa ko pranašesnis už antrąjį? Būdamas 40, tarsi stovi pačioje gyvenimo viršukalnėje. Gali mėgauti savo pasiekimais ir apžvelgti iš aukštybių visą pasaulį, atsidūrusi tau po kojomis. Tik ilgėliau prie to sustoti nėra kada, nes vis dar jauti spaudimą kopti aukštyn. Noras apžvelgti nueitą kelią gali kilti ir esant 50, tačiau esminis skirtumas tarp 40-mečio ir 50-mečio atliekamos savo gyvenimo revizijos, manyčiau tas, kad būdami jaunesni esame labiau linkę lyginti save su kitais. Nežinau, kas tai lemia. Kūne vis dar aktyviai siaučiantis hormonai ar gamtos dėsniai, bet ko jaunesnis esi, to stipresnė tavo konkurencijos dvasia. Gali būti, kad tai labai naudinga žmonijos ir kiekvieno žmogaus evoliucijai. Tačiau faktas, kad tai ir nesenkamo streso šaltinis. Kaip dar praėjusiame amžiuje pastebėjo politikas ir rašytojas Goras Vidalas, nežinau tokio, jeigu blogai perskaičiau, atsiprašau žinovų. Laimiai sėkmės nepakanka, kitiems turi nepasisekti. Čia tipo, ne tik tau turi būti gerai, bet ir kitiems turi būti blogai, tada tu laimingas. Geras požiūris. Juokinga, bet tai ar savo gyvenimą laikome sėkmingu, labai priklauso nuo to, su kuo jį lyginame. Niekada nebuvau iš tų svajotojų, kurios pavydžiai dūsauja dairydamasi į garsiausius ir turtingiausius pasaulio žmonės. Mat buvau išmokusi svajoti tik apie tai, kas man įkandama. Jei išsiritai iš žvirblio padėto kiaušinio, nesvajoju čiulbėti kaip lakštinkala ar mosuoti prabangią uodegą kaip povas. Tačiau man visuomet buvo kažkaip skaudu ir pikta, kad tie, su kuriais kitados stovėjau prie tos pačios starto linijos, nuskodė į priekį, kur kas greičiau. Štai kodėl 40-mečio krizė man buvo tokia sunki. Aš vis dar turėjau vilties juos pavyti. O dar daugiau nerimo, kad tai nepavyks. Čia, žinai, ta tema apie lyginimas yra labai svarbi. Pavyzdžiui, tokioms kaip aš, tokioms kaip aš, svarbi, nes aš bet kokioj srity, ką aš bedarydavau, pavyzdžiui, kūriau suknelės, ne? Aš būtinai žiūrėjau kitus dizainerius. Būtinai. Lietuvos rinką visą žinojau, kiekvieną žinojau, už kiek jie daro suknelės. Daug analizavau, kiek jie užsakymų turi, kokius pristatymus jie daro, kaip atrodo jų mados namai. Aš, pavyzdžiui, keldavau savo suknelės su kainom visada ir nuotraukas dėdavau labai dažnai, jie labai retai. Jos šnipinėti buvo labai sunku, bet man to reikėjo, kad žinoti savo vietą rinkoje. Ir, pavyzdžiui, kaip aš sužinodavau, kad aš esu stipriausia, labai gerai parodydavo Vintadas. Nes į Vintadą įvesti bet kurio drabužių dizainerio, kas kūrė vestuvinės suknelės, pavardę, tai visą laiką jie turėjo daug mažiau tų parduodančių suknelės. Tai yra antrinė rinka, kai nuotakos, kurios pas tave pasisiūlo, jos visos po to dėdavo į Vintadą, kad parduoti suknelės. Ir mano buvo daugiausiai, nepalyginamai su visais. Aš buvau taip priekyje ir aš žinojau, kad aš geriausia. Man to reikėjo. Po to, dabar, pavyzdžiui, mano situacija, kai aš parduodu drabužius, kai aš importuoju, vežu iš Italijos ir darau laivus. Mes irgi žiūrim ataskaitas kitų įmonių ir žiūrim, kiek kas parduoda. Taip, aš turiu tokius konkurentus, į kuriuos aš lygiuojuos,
pagal jų apyvartas ir pagal jų pelną. Ir yra tokie, kurie ten atgal, ne? Ir aš žiūriu, lyginu irgi, kokią padėtį aš užimu. Ir aš taip nuolat. Arba, tas žiūrėjimas į bendramžės, pastebėjote? Jūsgi visą laiką, kai žiūrite ir galvojat, kiek jie metų, ant kiek jinai atrodo, ar aš atrodo jaunesnė, ar aš atrodo kūdesnė, ar aš atrodo seksualesnė, ar aš stilingesnė. Bobų reikalas toks, mes visos tokios. Ir davai neslėpkim, kad taip aš tai šventoji, aš tai nesilygiu, aš galiu lygintis tik taip patį su savim. Bla, 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 bla. Čia yra evoliucija. Labai gerai šitoje knygoje parašyta. Čia yra ir žmonijos evoliucija, ir asmenybių evoliucija. Kada tu lygini save su kitais ir tai savaime, kad tai lemia tavo augimą. Vienas dalykas, tai gali iššaukti du dalykus. Žiūrėk, aš apie svarbę temą pasakysiu pavydas, ne? Tai šitas lyginimasis gali sukelti arba pavydą ir tu tapsi nelaiminga ir turėsi depresyvę būseną dėl to, kad tu neatitinki ir dėl to, kad kiti priekyje, kaip autorė rašė, ne, kad buvo vieno starto linijoje ir po to ją aplenkė. Tai yra vienas būdas ir tu tada pergyveni ir tu stradalini, davai tokį žodį pasakysiu, stradalini, kenti. O aš naudoju kitaip. Aš pažiūriu, kas yra priekyje ir galvoju, kodėl, ko man trūksta, ką jie padarė, ko aš nepadariau. Aš pradedu šitą norą būti ten naudoti kaip kūrą. Jeigu jinai ten nuėjo ir aš ten galiu nueiti. Jeigu kažkurie žmonės tai padarė ir aš galiu padaryti. Ir aš leidžiu savo ten eiti. Ir aš mokausi iš jų. Ir aš pasižiūriu, ką jie darė, ko aš nedariau. Ir aš žinau, kad atsiduriu ten vis tiek. Aišku, jie jau nuėjo, pavyzdžiui, dar toliau, bet aš jau tam taške, apie kurį aš svajojau. Tai jeigu naudoti šitą lyginimąsi su kitais kaip kūrą, jūs toli nuvažiuosite. O jeigu naudoti savo žalai, tai geriau to nedaryti. Kaip ten, man atrodo, reikia paguglinti, ar ne Buda sakė, kad yra du būdai būti laimingų ir patenkintų. Arba reiškia, nekentėti, kad tu kažko neturi, o pripažinti, kad tu to neturėsi ir nusiraminti. Vienas iš būdų irgi tapti laimingu. Bet aš iš tų, kurie geriau pakeičia savo realybę. Tai šiandien buvo vėl nuostabi tema. Iki kito skaitimo. Tikrai verta apie daugą iš šitų temų pamastyti.